Tai sveiki visi, su jumis sveikinasi dar vienas pasaulio futbolo čempionato podcastas World Cup Dunk, Algimantas Bružas ir Tautvydas Kubilius. Ne apie tą pasirašai. Negalim nepakalbėti apie futbolą, žinokit. Tikrai per mažai turinio reikia ir mums dar dadėti. Reikia, turim savo įžvalgų labai gilių apie visas rungtynės podcastų. Va, ko man atrodo šiuo metu labiausiai trūksta pasaulio futbolo čempionatui, tai podcastų. Man atrodo, žinai, jeigu tu nori sužiūrėti visus podcastus, tai nebereikia to futbolo iš vis žiūrėti. Realiai, taip, net nespėjai futbolo pasižiūrėti, kad jeigu nori sužiūrėti visus tos, žinai, visą tą, ką mes čia turim Lietuvos toj padangiai internetinės žiniasklaidos, žinai. Bet šiaip aš prieš čempionatą tai paklausiau kolegų, kad truputį įsivest į kontekstą, nes sezono metu ten klubinio to futbolo daug neseku, o čempionatą žiūrėti norisi ir paskui labai sunku įeiti į ritmą, kaip sakant, kai nežinai, kas prie ko, tai paklausiau kelias apžvalgas, tai šiek tiek lengviau čempionato pradžioje. Aišku, kol kas labai sunkiai, bent jau man pavyksta pažiūrėti, nes laikai tragiškai blogi. Aš negalvojau, kad bus tai blogai. Aišku, dar kelios dienos čempionatas vyksta, bet rungtynės prasideda 23 val. Okay, už tas galvoju, tu kaip ir gali pažiūrėti, bet pirmas kėlinys į pabaigą ir man jau miegas norisi. Tai realiai kol kas va taip gyvai, kad ne tai, kad gyvai, bet kad pilnas rungtynės žiūrėti gal dvejos ir dar kelios po pusę, va taip. Nu, aš irgi. Nu, žinai, aš šiaip nesu didelis ten futbolo fanas, tai aš taip per čempionatus šiaip mėgstu įsitraukti, bet jo, tie laikai tokie, aišku, aš galvoju, kad dar truputį ir tas lygis toks kažkaip norisi tų tokių įdomesnių rungtynių, tai laukiu, kai prasidės jau atkrintamosios, tada jau reikės jau rimčiau įsitraukti, jeigu rodys, aišku, to mums patogių laikų, nes naktį tikrai nesikelsiu, bet šiaip galvoju, bus mažiau tų tokių rungtynių 8-10, ne? Tai kažkaip galvoju, kad, ten jau Amerikoje tai tikrai didžioji dalis bus jų laikų, bet, pasitaiko, žiūrėk, parodo, karts nuo karto kažką. Bando taikytis prie vis tiek europietiškos rinkos, tai ir šiandien rungtynės, man atrodo, 7 ispanų prasideda su žaliuoju Kyšuliu ar kažkas tokio, tai reikės įsijungti vakar, vokiečius pažiūrėjau, Nyderlandai, Japonija jau per sudėtinga buvo. Šiaip turi komandą, kurią palaikai? Ne, kad niekada nebuvau kažkoks ten vienos komandos fanas, nežinau. Aišku, vokiečiai gal imponuodavo visada, bet kad tokia, žinai, čia reiktų man dabar jau kažką pasakyti, meluot, kad aš labai kažką palaikau. Ne. Šiaip man patikdavo visada žiūrėti jau, kai būna svarbiausia etapai, tas pats futbolo lygis jau pradėjo jausti, žinai, tą įtampą, kažkaip įsitraukė jau labiau, jo, tai laukiu. To momento laukiu, kiek čia liko, nemažai laukiu, dar Liepos mėnesį turbūt viskas tik prasidės, žinai. Jo, aš irgi, bet man tas 48 komandų formatas ir su Edgaru ir Vilium 5 kėlinį kalbėjau, man truputį per daug, kaip sakant, tų atbrosinių komandų, su kuriuom Lietuva galėtų pažaisti, bet šitą šiek tiek numuša, tų gerų rungtynių šiek tiek trūksta, tai palauksim. Drasus teikas dėl Lietuvos galimybių žaisti. Mes su Latvijais sužaidėm lygiam per 11 metrų baudinius, laimėjom, prieš Estus pralaimėta po atkaklios kovos. Gvidas Gineitis, palauk, ateina Armandas Kučys, atsigausim. Aš vis tiek dar turiu viltį, kad kol gyvas sulauksiu Lietuvos arba Europos arba futbolo čempionate, arba pasaulio futbolo čempionate, tik sakiau, kad jeigu jau taip nutiktų vieną dieną, kad Lietuva kažkur patenka, reikės varyti 100%, nes daugiau gali ir nebūtų. Na jau. Tas tiesa. Tai va, o ko mes sulaukiam, tai sulaukiam Lietuvos krepšinio lygos pabaigos, aišku, vis tik ne apie futbolą, čia susirinkom pakalbėti, uždarysim sezoną, pakalbėsim apie tai, kas nutiko, apie tai, kas mūsų komandų laukia vasarą, galbūt kažkiek pamodeliuosim sudėtis apie žaidėjus, kurios mūsų nuomonė komandos turėtų išlaikyti, kuriuos galėtų pabandyti išlaikyti, ką galima prisivilioti, o prieš tai dar raginu visus sudalyvauti šios savaitės konkurse ir kalbam daug apie krepšinį. Šį kartą aš leidžiu savo, parašykit, kokią futbolo rinktinę palaikot, jeigu nepalaikot, rašykit, kad jokios nepalaikot ir jums visiškai vienodai ir iš viskų biliau, nafik tu čia apie tą futbolą pradėjai kalbėti. Jūsų pasirinkimas, bet aš palaikau anglus, jūs parašykit, ką jūs palaikot ir kažkam atiteks mūsų rėmėjo Krekenavos, kai norisi mėsos užkandžių renginys prie futbolo, čia jau labai gerai. Jeigu labai negražiai apie laidos vedėją atsiliepsi, tai turbūt nelaimėsi, žinok. Palauk, šansai gal kaip tik kažkau, ne aš renku nugalėtoją. Pradėkim nuo to, jeigu aš rinkčiau, gal ir sumatyti. Kaip Edgaras, myli ar nemyli. Gal ir sumatyti. Vat ir sužinosim. Ne, geriau rašykit, ką futbolo čempionate palaiko to. Praeitą savaitę jau ten mačiau išrinko nugalėtoją, tai visuomet susisiekė mūsų komanda, kaip sakant, su laimėtojais ir anksčiau ir vėliau tie prizai visus pasiekė. Gerai.
Pradedam jaučiu nuo didžiojo finalo vis tik. Ten daug kalbėti apie patį krepšinį nėra ką, bet aš pradėsiu nuo to, kad mane nustebino Kaunas iš gerosios pusės. Sold outas, tas sold outas sąlyginis, bet 12 700 žiūrovų atėjo pasidžiaugti pergalę, atėjo pasidžiaugti sezono pabaigą, atėjo atsisveikinti su tam tikrais žaidėjais, kurių komandai neliks. Ir tai buvo gražu. Rungtynės vėl nebuvo kažkokios labai atkaklios, bet arena buvo įsitraukusi, tas šventimas, lyginant su tuo, kas buvo pernai, kai Žalgiris prieš Rytą laimėjo tą lemiamą serijos mačą, tai čia nepalyginsi ir tai, kas dėjosi tribūnose, kas dėjosi ten sirgalių sektoriuose, bet man tai parodė, kad šiek tiek ta kultūra palaikymo keičiasi. Anksčiau Žalgiris net su Rytu LKL buvo tas momentas, sunkiai jau pritraukdavo mases. Jo, žinai, man atrodo, kad čia yra pavyzdys, kad Kaunas vertina tai, ką turi. Tikrai šį sezoną turėjo unikalią gal toks stiprus žodis, bet tikrai labai stiprią komandą ir labai puikų sezoną ir žmonės atėjo atsisveikinti ir parodė tikrai ir meilę, ir pagarbą, ir dėkingumą už tą sezoną krepšininkam. Tai manau, kad labai gražus gestas, labai gražu, kad susirinko pilna salė. Tas atsisveikinimas irgi tikrai neprisvilo, kaip sakyt, labai gražiai atsisveikino ir Silveinas Francisko, sakyčiau, paskutinis akordas buvo labai įsimintinas. Tai viskas gražu, viskas faina, žinai, visi atšventė ir tikrai tai buvo puikaus sezono įprasminimas. Gal tas unikalumas nėra atinkamas žodis rezultato prasme ar kažkokio talento, nes yra tas buvo sezonas su Final Four Eurolygoje, ko šį sezoną pritrūko, bet kuo man išskirtinis buvo šitas Žalgiris, tai sukūrė tą labai neblogą aurą aplink komandą, aplink tą Žalgirio vardą, visos tos tradicijos, visi tie ėjimai fanų su tuo kumščio kėlimu, vaikai atbėgantis į aikštės vidurį pasižiūrėti, turiu omeny žaidėjų atžalas, galų galia tie visi plakatai, kurie ten Silveinui Francisko, ar Modolo, ar Williamsui Gosui. Šis sezonas tikrai tuo išskirtinis ir jis buvo kitoks, negu visi buvę prieš tai. Tas ryšys, ta šiluma, ta aura komandos viduje, ji buvo tikrai šiemet išskirtinė ir manau būtent tai ir buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl tų žmonių buvo tiek daug. Ir kitas labai strigęs momentas, aš to nebuvau niekada matęs. Taip, antros vietos laimėtojų niekas nėra pasveikinę, kaip pasveikino Kaunas. Tai tik dar kartą parodė, kad ne apie Juventus Žalgirį buvo šitie play-offai, ne apie šitą porą, o Juventus jau buvo padarę savo darbą iki finalo. Dabar galvoju, kada Žalgiris žaidė ne su Rytu finale. Neptūnu turbūt. Neptūnas jau senokai buvo. Jo. Buvo Lietkabelis Rytas. Jo, bet žinai, faktas, Juventus istorija, žinai, jie padarė savo darbą iki šito finalo ir visi tai labai vertina ir tai tikrai paliko didelį įspūdį visiems ir tikrai verti pagarbos visi žmonės, kurie prisidėjo prie to rezultato, nuo, sakykime, Eimanto Skersio ir visų kitų, kas priiminėjo kažkokius sprendimus ar dalyvavo, ar buvo šalia komandos. Iki kiekvieno žaidėjo, tai matyti čia irgi tam tikras atsidėkojimas ir toks pasidžiaugimas jų, sakykime, sėkmė. Vis tiek finalas, Juventus yra, bet kokiu atveju tai istorinis pasiekimas. Bet man patiko ta Laimono Glinsko vis tiek mintis, kad kartelis yra, kad vis tiek nepasiekta maksimumo, nes, tu žaidi finale, sako, aš esu maksimalistas ir jeigu aš jau esu čia, tai aš noriu laimėti. Tai, visiškai teisingas požiūris, aišku, tų šansų laimėti nebuvo, nepaisant to, kad Maksvelo Liuviso net ir Žalgiris nepristabdė. Jo, šiaip turbūt tas irgi, kaip ir minėjo Masiulis po šitos serijos, kalbėdamas apie jo talentą, sako, žinai, dėjom vieną kitą žaidėją, atrodo vis tiek jis tos 20 taškų susirenka. Tai jo, Maksvelas Liuvisas turėjo tikrai laisvę, pasitikėjimą iš Eglinsko ir jis parodė, kad tikrai turi talentą, tikrai turi perspektyvą žaisti Eurolygoje ir Žalgiris irgi tą pamatė. Ir jeigu ne šitos atkrintamosios, Žalgiris tikrai nebūtų, manau, dėjęs jam kontrakto. Jeigu taip ir yra iš tikrųjų, jeigu ten vyksta dėrybos ir jeigu ten arti susitarimo, tai tas pasirašymas dabar atrodo visai logiškas, žiūrint į tą tokį ilgesnį laikotarpį, ne? Jeigu jis atvyksta į Kauną, tvarkoji, duodi 1 metus jam pasiruoštą Eurolygai pasižiūrėti, ar jisai gali tą lygį pasiekti, žinai, nes vėl talentas talentų, bet Liuisui vis tiek dar trūksta iki Eurolygos ir reikia to sezono žemesniam lygiai, dar labai daug neatsakytų klausimų, kaip jisai susitvarkys su didesnė įtampa, su didesniu spaudimu.
su visai kitų vaidmeniu, su žymiai šalia jo talentingesni žaidėjai. Jo, ir čia nėra ką lyginti, žinai, Utenoje yra visiškai, vienas dalykas yra Utenoje žaisti, kitas dalykas yra žaisti Eurolygos komandai. Tai pasižiūrėsim, ar tie metai, ar per tuos metus jis įrodys, kad vertas būti Žalgirį. Šiaip labai įdomi ta komunikacija ir ta situacija apskritai buvo, nes nubreikina Rokas Pakėnas realiai pačioj mačo pabaigoje, kad Liujisas į Žalgirį ir visų, aišku, klausė apie tai. Masiulio klausė, Eglinsko klausė, Liujiso klausė. Tai visi gana skirtingai atsakinėjo. Liujisas, tai čia dar niekas nenuspręsta, čia dar vis tiek kalbėsiu su agentu. Eglinskas, nu tai jis jau pribrendo pereiti aukštesnį lygį, gerai, kad ne į Žalgirį, gerai, kad jį ten skolins. Tai labai skirtingai atsakinėjo iš tą situaciją visi šitie trys žmonės ir Eglinskas irgi pritarė tam, kad Eurolygai galbūt dar anksti, bet vat, Europos taurė, ir jeigu tai yra Londono Lions, tai yra tas tinkamas laiptelis, aš įsivaizduoju, kur ir reikės pasižiūrėti Liujiso galimybės. Tik, nu aš irgi dar taip. Aš šiaip girdžiu labai daug hypo dėl šito žaidėjo, kad čia jau žiaurus atletas, žiaurus talentas, bet aš pats matęs labai, negaliu sakyti labai daug, bet esu matęs ne vieną pavyzdį, tokių, sakykime, žmonių, kurie atvažiuoja iš amerikietiškos aplinkos į Europą, sužaidžia labai ten gerą atkarpą, bet kažkodėl neatsiduria toje Eurolygoje. Nes kai jau reikia truputį eiti į aukštesnį lygį, tarkim, jie atvažiuoja kažkokią, nežinau, apatinės lentelės pusės, ne, komandą, ten parodo tos savo įgūdžius, tą talentą, bet kai reikia jau kažkaip tai susitvarkyti su žymiai didesnė atsakomybė ir įtampa tokiam, sakykime, Europos taurės ar čempionų lygos lygyje, ne, komandoje, tai jau pasimato problemos, kurios yra didelės, sakykime, ir be aukšto krepšinio intelekto, be tam tikrų dalykų čia, jeigu jis nepadarys tinkamo progreso, Eurolygai bus sunku, žinai, sunku jį matyti Eurolygoje. Tai kol kas jis dar turi įrodyti, kad jis tikrai gali susitvarkyti su tą žymiai didesnę įtampą, žinai, su tą atsakomybę. Aišku, žaidėjų 23 metai, tai čia vienas iš pagrindinių tų rodiklių, kurie leidžia tikėti, kad jis gali artimiausių metų tobulėti. Bet su to charakteriu, su ta psichologija įdomu kaip, nes jo paties tos kalbos, kad čia norėjau bėgti labai staigiai, čia viskas man pradžiai nepatiko, čia buvo blogai. Tai va, tai irgi yra, šioks toks red flagas vis tiek. Yra geltona vėliavėlė, tai tikrai, nes tu pasižiūri, vis tiek tu supranti, kai tu įdėsi Eurolygos aplinką, jisai turės priimti rolę. Jisai turės priimti žymiai daugiau kritikos, žymiai daugiau spaudimo iš trenerių, nes jisai tikrai darys žymiai daugiau klaidų komandinėje gynyboje ar kažkur, kur yra svarbu. Jisai darys kvailas pražangas ir už tai bus, aišku, jam sakoma ir rodoma. Ir ar jisai sugebės su tuo susitvarkyti, ar jisai sugebės susitvarkyti, kad jis mažiau turės laisvės jausti, sakykime, atviroje aikštelėje, ar ten, sakykime, išsimes mažiau metimų. Yra labai daug dalykų, kurias turi žaidėjai priimti, suprasti iš to žemesnį lygio ateidami ir ne visi gali. Tai jo, jie tokie pasisakymai ir tas krepšinio IQ yra šiokia tokia, sakykime, geltona vėliavėlė, bet tai nereiškia, kad jis neatsidurs Eurolygoje, tiesiog jis turi padaryti pažangą. Jo, faktas, kad žaidėjo potencialą matėm iš karto, aš atsimenu, kai jį pasirašė, buvo tas momentas, aš peržiūrėjau jo tos žaidimo epizus ir nugalvoju, taip gerai nebus. Kažkas negali čia būti realybė ir kažkas su juo yra blogai ir va čia tas vienas iš kelių atvejų, kur nieko blogai nebuvo, nes dažniausiai, kai tu pasižiūri tuos atletus, tuos aukštesniam lygyje žaidusius žaidėjus ir matai, kad jie pasirašo kontraktą su Utenos Juventus ar panašaus lygio komanda, tu galvoji, kad čia kažkas yra paslėpta ir kažkas yra pasislėpę. Tomas Masiulis labai irgi pasakė, mes kaip pirmas sako, kartą jį pamatėm prieš Gargždų žaidžius, nesupratom, ką jis Utenoje veikia. Tai irgi daug pasako apie šito žaidėjo galimybės. Bet žinai, jeigu jisai būtų, pavyzdžiui, prie Kemzūros sezoną užbaigęs, tai jis nebūtų taip atsiskleidęs tikrai ir mes tas klaidas būtume labiau pamatę ir krūvą kitų dalykų, tai čia tiesiog iš tikrųjų jis pateko į labai gerą aplinką pas labai tinkamą jam trenerį, bet sakau, reikia dar metų, reikia, kad jis atsidurtų ir kitoje aplinkoje, kitoje kažkokioje situacijoje, vis tiek tu turi kažkiek gebėti žaisti ir toje sistemoje, tai pasižiūrėsim, kaip atrodys Lions. Realiai vėl grįžtam prie to, kas būtų, jeigu Ruginienė nebūtų padėjusi. Čia jo, šitą visą seką prisimenant. Tai Liujiso karjerai paslaugą padarė Inga Ruginienė. Vėl prie to prieinam. Finalo serijos MVP, Ąžuolas Tubelis visiškai pelnytai ir čia pasimatė, kiek persijungė bent jau man asmeniškai Tubelio režimas, kai baigėsi Eurolyga ir kiek jisai tą koncentraciją perkelė į LKL. Ir vienam iš interviu, kur pats kalbino Ąžuolą, sakė, žiauriai, aš noriu to titulo, aš dar nieko nesu laimėjęs gyvenime. Tai vat ir tą norą ir pademonstravo, jis vienas prieš vieną su savo fiziniais duomenim, tai dominuojantis žaidėjas LKL vienreikšmiškai.
Jam net nelabai reikėjo persistengti, nes tiesiog Juventus net neturi ką pastatyti, ten, žinai, Uleckas, ten negali nieks apsiginti prieš jį normaliai 1-1, išgaudė tranzicijoje kitur, ta prasme, jis tiesiog yra dominuojanti jėga tokiam lygyje. Čia nenuvertinant kažkaip, aišku, kad jis tikrai psichologiškai tinkamai nusiteikė, pasižiūrėjo iš tą reikalą rimtai ir tikrai padarė savo darbą kaip reikia. Bet tik sakau, pamatėm tą lygių skirtumą ir kai mes kalbam apie tos lietuvius, tai čia Tubelis matos, kad yra kitam lygiai lietuvis, negu kad kiti Žalgirio, sakykime, žaidėjai vietiniai. Tai tikrai įspūdinga ir labai noris, kad toliau augtų, kad gerintų tą metimą, sakykime, kad tas metimas taptų toks labai jau, žinai, pavojingų. Gal tikrai dar gali čia irgi pridėti ir kitur, sakykime, gynyboje irgi dar yra kur tobulėti, bet šiaip Ąžuolas superinis. Spūdingiausia, kad Žalgiriui pavyksta išsaugoti, aš čia turbūt, sakyčiau, kol kas geriausias, skambiausias ir stipriausias Žalgirio vasaros ėjimas, palauksim. Sutinku. Net ir įtraukiant jau tuos neoficialius dalykus, kuriuos žinom, ten apie Seiben Ali ir taip toliau, tai Ąžuolo Tubelio išsaugomas vis tiek man yra pirmoje vietoje pagal šitą. Ką dar, jau apie pačią seriją, jeigu kalbam apie pačias rungtynės, irgi man tas išryškėjo, kartais atrodydavo, kad tu žiūri ir, Žalgiris vos ne kiekvieną ataką gali mest kamuolį Raitui, keli metrai nuo krepšio, dar toliau nuo krepšio ir arba tai bus pražanga, arba taškai, arba jie jau ten trigubins, pausis, nežinau, kad ten tokios erdvės darys ir tu galvoji, o ką Juventus gali padaryti, iš esmės nieko. Ne, čia, sakau, žinai, tokiose situacijose įmanoma padaryti, Juventus būtų kažką, jeigu jie būtų, nežinau, 100% nusiteikę ten, kautis, griūti, nežinau, ten pajaustų kraujo skonį gal. Dėl iš gyvybės, žinai, kaip sakyti, tai tada jo, nes, bet akivaizdu, kad, į seriją atėjo jie ramus, jiem viskas aišku, užbaigėm greičiau, pradedam švęsti savo antrą vietą ir kaip sakant, ir užbaigėm, nes tikrai nebuvo ten, tų pastangų tikrai nebuvo labai daug. Juventus galėjo dar labiau, manau, kautis, tikrai negu kovėsi, bet gali ir juos suprasti. Iš tikrųjų atidavė labai daug jėgų, tikrai praėjo 2 rimtus varžovus, švelniai tariant, ir pasiekė istorinį laimėjimą. Šiaip Eglinskas kalbėjo, kad bus bandymai išsaugoti nemažą dalį komandos, bet sudėtinga bus apie Venskau kalbos, kad išeina, kad Liujisas išeina jau žinom. Paulių Valinską išsaugot, žiauriai sudėtinga atrodo, Luką Ulecką išsaugot, irgi žiauriai sudėtinga, tai legionierių, čia rytų turbūt pats nenori išsaugot, ar to paties Maliko Johnsono irgi vargu, ar tu nori išsaugot. Aš sakau, jiem būtų laimėjimas išsaugot arba Valinską, arba Ulecką, ir čia turbūt reikėtų taip ir mąstyti, kad iš tikrųjų toks yra tikslas ir galbūt į tai šiek tiek ir investuoti ir tu daugiau pinigų pasiūlyti, jau gal kažkur tu nukentėsi kitose pozicijose, bet labai gerai būtų turėti vieną stiprų vietinį žaidėją. Nes jeigu abudu prarasi, Liujisas išvyksta, vėl tu visiškai iš naujo viską turi susirinkti ir tai nėra paprasta padaryti, jau kad rinkoje irgi tų gerų tokių lietuvių, to LKL rinkoje komandas Europos taurės čempionų lygos, irgi nesimėto, nėra jų daug, nėra to pasirinkimo plataus ir tu irgi konkuruoji vėl su ta pačia Klaipėda, su Šiauliais, Lietkabeliu, tai nėra lengva susirinkti tą sudėtį, tai jeigu pavyktų vieną iš jų 2 išlaikyti, aš manau, kad čia būtų žiaurus laimėjimas. Perėsim dar prie galimų komplektacijų, aš kažkaip iškart pagalvoju apie Lauriną Beliauską, apie tą žaidėją, kuris Juventus FIBA čempionų lygoje. Tik tu, aišku, Evaldas Šaulys, irgi žaidėjas, kurį turbūt reikia išsaugoti, kurį norės išsaugoti, ten Šarūnas Beniušis lieka, tai tokie Utenos dalykai. Šventimas Kaune visai buvo, pats išlindau irgi šiek tiek į miestą po visų surašytų naujienų, nes užtrukom šiaip arenai, blemba, ten kol viskas buvo sutvarkyta, kol komanda nuėjo į vidų, tai kol nuėjo į lauką pasidžiaugti su fanais, tai galiausiai po visko tik tai gavom pasikalbinti Silveiną Francisko. Ačiū Gabrielei, kad jinai surašė tą interviu, nes mūsų išvarė iš spaudos konferencijos salytės, tai teko Gabrielei nusiųs, Gabrielė surašė, aš jau variau iš arenos. Ir tas Francisko intervas, jis irgi toks rimtas buvo, jis atskleidė pagaliau tą visą savo istoriją su keliu. Aš atsimenu,
kiek heito gavo Rokas Pakėnas už tai, kad jisai sakė, atskleidė tą informaciją, kad Silvėnas Francisko turi problemų su keliu ir paskui tai kokios čia problemos su keliu, tai kas čia per blefas, kas čia per nesąmonė. Iš tikrųjų buvo ten labai blogai. Taip, buvo rizika. Ir tik Andrėja Trinkerį tikėjo ir Žalgirio vadovybė patikėjo, kad viskas ir atsiminkim, kad 2 sezonus prieš Žalgiris surizikavo su Patricio Garino identiškai situacijai. Pats buvo toje komandoje irgi. Buvo tų aplinkybių ir tada buvo nuspręsta surizikuoti. Tada atsimenam, kuom pasibaigė ta rizika, tai jisai realiai nežaidė visą sezoną. Nors šiaip jisai buvo planuotas kaip svarbus žaidėjas, kaip starto 5-3 numeris. Taip, Garino atvyko su statusu visišku. Čia dabar šį kartą vėl surizikavo, bet matom, kuom baigės. Tikrai pasiteisino ta rizika ir Žalgiris turėjo... techniškai, taip sujungus atletiškumą ir techniką, vis dėlto drįščiau sakyti geriausią legionierių klubo istorijoje. Tas paskutinis dėjimas, vaikyti, kaip ir pasakė, kad ten komentuodami Orevu ar Kaunas. Įspūdingas toks atsisveikinimas, ką toksai, žinai, tu tokį turėjai 4 metų etapą ir tokią uogą uždedi, žinai, dėjimas per žmogų. Tai, wow, tikrai Francisko įspūdingas legionierius tikrai Ir kaip asmenybė, įdomi, aš nepasakyčiau, kad ideali asmenybė, įdomi asmenybė, nes kampų jis turi, su tais kampais reikėjo Žalgiriui padirbti, įstatyti į tam tikras vėžes, bet jis yra įdomi asmenybė ir jis nėra bloga asmenybė. Bet žmonės mylėjo jį, žmonės tikrai įsitraukė dėmesį ir tikrai jisai atiduodavo irgi, žinai, skirdavo laiko pasirašinėti ir visą kitą ir matom irgi tas atsisveikinimas, tos dovanos, tai tas konkursas jo, tai tikrai ir toj už aikštelės pusėje jis labai daug davė. Tai manau, kad čia įspūdinga asmenybė tikrai ir klausimas, kada dabar bus toks kitas žaidėjas Žalgiryje. Arba čia irgi tas yra momentas, kad nebūtinai lietuviai yra tie krepšininkai, kuriuos turi lygiuotis vaikai. Mes šnekam apie rinktinę žaidėjus, dar kažką. Gali būti ir legionierius, kuris yra ir buvo turbūt mylimiausias Žalgirio žaidėjas pastarosius 2 metus. Ir tas užmegztas ryšys, jis tikrai buvo labai įspūdingas. Ir jis, bent jau kiek aš matau, kiek aš tikiu žmonių nuoširdumu, jis buvo gana tikras, nes apsimestiniai dalykai jie vis tiek anksčiau ir vėliau išryškėjo. Tai Francisko paliko tikrai labai gilų įspaudą, aišku. Kai išvyko Evansas irgi skaudėjo, atrodė, kaip čia, žinai, tokį dabar žaidėją pakeis anksčiau. Prieš tai išvykdavo irgi Pangosas, koks nors išvykdavo irgi atrodo, kaip čia tokį žaidėją pakeisi. Bet... Kažkada bus naujas, ne? Kažkada bus tas naujas Francisko, tiesiog nereikia užsikelt lūkesčių, kad Žalgiris kiekvieną sezoną turės tokį žmogų, kuris ateina iš to žemesnio lygio su 10, panašaus lygio, Bayernas, apie 10 taškų vidurkis ir tu po 2 sezonų, 2 sezone tu turi jau MVP kandidatą. Tai čia tokių istorijų šiaip retai būna Eurolygoje ir Žalgiris dabar tokį žmogų turėjo. Nereikia užsikelt per daug lūkesčių, kad bus pastoviai taip, bet kad žinai, kad bus maždaug, kad niekada Žalgiris nebeturės kito Francisko, čia nepakeičiamas, tai taip irgi nėra, kažkada bus tas kitas žmogus, kuris irgi taip iškils ir tikrai labai daug duos. Tai va čia ir aš gal net kitaip pasakyčiau, ne kito Francisko, bus kažkas. Taip. Nereikia sakyti, kad čia va šitas žaidėjas yra kitas Evansas. Niekas nesakė, kad Francisko yra kitas Evansas. Ne, kitoks žaidėjas, kitokia asmenybė, kitoks. Čia gal labiau, pagal įtaką, ne? Aš manau, kad tikrai ne paskutinis toks žaidėjas. Nereikia kito Francisko, reikia tiesiog naujo žaidėjo, naujo veido, kuris bus savaip įdomus, aišku. Geriausia, kai veidas būna komanda ir Žalgiris tą komplektaciją dėlioja tikrai kol kas labai įdomi, prie to dar prieisim, kai aptarsim turbūt mažojo finalo reikalus. Ten ir užsidarė serija nesausai, priešingai nei finale 3-1, bet lemiamas mačas, aš sakyčiau, buvo 3 ar šilinio tritaškis. Jo, ir žinai, tas 3 mačas toks, kad atrodė pačiai pradžiai Lietkabelis laimės seriją, nes jie pradėjo ten, atsimenu, buvo 19-3 ar kažkas tokio, 19-4, ta prasme visiškai į vieną pusę ir tada sustojo, Neptūnas perlaužė, paskui matėm galėjo, buvo tas toks žaidimas, kurie pataikys į krepšį, nes labai įstrigo abi 2 komandos su puolimu. Ir matėm, kuom užsibaigė Šilinis, pataiko tritaškį, tai kiek tu gali to tikėtis, žinai, kiek tai yra žmogus, kuris uždarinėja rungtynės, tikrai toj situacijai taip protingai sužaidė Neptūnas, viskas tvarkojo, rado gerą metimą. Paskutinę sekundės dalį nusprendė Lomažas ten tą kamuolį. Jo, paskutinę sekundės dalį, žinai, tu turi tokį, žinai, Šilinio šūvį, jisai taiklus ir tada jau viskas lūžta.
kas mane kažkiek nustebino, kad į tą lemiamą mačą Lietkabelis atėjo psichologiškai kažkaip nenusiteikęs. Nu, taip pralaimėti kovą dėl kamuolių, 5-25 pagal antrojo šanso taškus, lemiamose rungtynėse. Namie. Nu, neatleistina, aš manau. Ir Mančanoko vėliau ta jo visa, žinai, ta emocija, sakykime, kaip tikrai matęs, jam buvo sunku suprasti, kas atsitiko, žinai, kodėl jis nebeprisišaukė kitų žaidėjų, nes tai tikrai treneris, kuris sugebėdavo visada prisišaukti, pakelto žaidėjus, Lietkabelis visada tokiose serijose atiduodavo visą save, bet dabar tu turi lemiamas rungtynės, kur tu jas laimėk, viskas tvarkoja, serija dar tęsis, dar gali važiuoti Klaipėdoj laimėti, irgi, ta prasme, nieks čia neužsibaigė, bet žaidėjai nekovoja. Tai va, Šanakas irgi po tų ketvirtų rungtynių tos pačius dalykus atkreipė dėmesį, būtent atkovotus kamuolius, būtent išprovokuotas pražangas. Ir vat Neptūno ta kūno kalba jau maždaug rungtynio viduryje matėsi, kad yra kitokia. Nei Lietkabelio Neptūnas, švelniai tariant, nėra gynybinė komanda ir net nelabai turi tų resursų, kaip gali gerai gintis, bet kai tie nesiginantys žaidėjai bent jau įdeda maksimumą pastangų, nu tiek užteko Neptūnui, kad šitoje serijoje būtų geresni. Ir tie roliniai žaidėjai, tie išsitraukti šalia lyderių roliniai krepšininkai, kaip Šilinis ir jo pataikytas tritaškis trečiose rungtynėse, kaip Arnas Beručka ketvirtam mače. Arnas Beručka paskutiniam sezono mače sužaidžia geriausias rungtynės ir dar pridedant ne tik tos pelnytus taškus ir tą naudingą darbą puolime, kaip jis pats pasako, aš kišenį turėjau Džemelą Morisą visos serijos metu. Tipinis Arnas. Žinai, atsimenu, kai uždarydavo Fosterį ten kokiose vieneriose rungtynėse, žinai, irgi labai gerai apie save galvodavo žmogus, tai viskas tvarkoja čia nenuvertinant, bet man tokie pareiškimai kažkiek juokingi, žinai, Morisas, jisai, nesakau, Arnas tikrai padarė, tikrai apsunkino jam gyvenimą, tikrai nebuvo lengva serija, švelniai tariant, irgi dėl Arno gynybos, bet pats Morisas labai prastai pataikė, buvo krūvo metimų, kuriuos jis galėtų susimest, bet jis jų nepataikė, bendras pataikymas 5-33, bendras pataikymas. Dar ketvirtų rungtynių nepridėjus, man atrodo, šitos buvo po 3. Okei, nu tai ketvirtos, tai jo, dar vienas iš 2-6 dar. Tai čia bendras naudingumo balų kiekis -3 per visą seriją. Nu tai čia Arnas Beručka padarė įtaką tam, bet tikrai nemanau lemiamą. Aš tiesiog manau, kad Džemelas Morisas kažkas yra jau, gal nebepatempė, psichologiškai negali nusiteikti tinkamai, nežinau, jisai tiesiog nepataiko. Ir Lietkabelį žiauriai jo trūko, jeigu tu pasižiūrėsi, kas Lietkabelėje realiai kažką keitė puolime, ant ko laikėsi žaidimas, ten 2 žaidėjų. Nu, aš norėjau sakyti ant vieno, bet aš sakyčiau, Danusevičių vis tiek turi dadėti, žinai. Jo, okay. Aš suprantu, žinai, irgi gal ten nebuvo super ryškus, bet jisai solidžiai visai pakankamai atrodė dar Kula Maja, tavo vienintelis lyderis. Ir taip, antroji sezono pusėje, kai išvyko Flowersas, Lietkabelis tapo puolime, iš esmės visas puolimas sukosi aplink 2 žaidėjus, tai yra apie Kula Mają ir Morisą. Abudu antroji pozicijoje, abudu vienas kitą keičia, abudu žaidžia tos pačius derinius. Nu, vienas visiškai tragiškai tiesiog atrodė ir jeigu tas Morisas būtų, nežinau, turėjęs bent kažkokį padoresnį pataikymą, tai manau, kad ta serija galėjo visai kitai baigtis. Ir žinai, mes visada vis tiek kalbam, kad perimetro žaidėjai sprendžia dalykus ir Lietkabelio antras pagal gerumą perimetro krepšininkas buvo Dovis Bičkauskas, kai Neptūnas nuo to pasirinkimo turėjo. Kuris irgi nežaidė geros serijos, kuris irgi netrodo taip. Fiziškai pasiruošęs gerai, ta prasme, atrodo žaidžia. Dovis Bičkauskis jau truputį man kaip veteranas juda, sakau, jau kažkokio tokio jaučias, tokio labai lėtumo didelio ir tie tokie, žinai, pavieniai tritaškiai įkrenta, bet šiaip ne, labai trūko ginklų ir to paties, sakau, Moriso. Ir kai tu žaidži su 2 žaidėjais prieš tą big free, žinai, su Taroliu, kuris puikiai atrodė toje 4 pozicijoje, rinko kamuolius per seriją 10 atkovotų kamuolių puolime. Ir dar Neptūnas išsitraukė Šilinį, išsitraukė Beručką. Nu, tai tas pats Pacevičius neblogą mačą sužaidė jau paskutinėse rungtynėse. Ir faktas, kad visų pirma Richardo Lomažo figūra buvo esminė, kalbant apie Klaipėdos Neptūną. Ir apskritai atkrintamosios ir aš vis dar iki galo nesuprantu, kaip Neptūnas tą seriją prieš Juventusą paleido. Apie tai kalba, aišku, ir Gediminas Petrauskas, apie tai kalbėjo ir visi praktiškai žaidėjai. Nu, man žvelgiant į tai, kaip Neptūnas atrodė prieš Lietkabelį, nu, atrodo, kad jie ir tą seriją galėjo arba turėjo laimėti su daugiau ginklų, nes jeigu Šilinis, tas pats Pacevičius būtų atrodę taip, kaip jie atrodė mažajam finale. Nu, šiaip Šilinis neblogai visą atkrintamosiose atrodė. Aš kažkaip,
Žinai, aš tau pasakysiu, man tai įspūdis susidarė, Neptūnas nežaidė gero krepšinio šitoje serijoje. Nežaidė įspūdingai, tas pats trečias mačas, pažiūrėk, įmetė 60 kelis taškus, komanda, kuri metė po 90. Jo, bet dėl to, kad tiesiog Lietkabelis klaikiai atrodė, klaikiai žaidė, tragiškai, polime nieko neįmetė, bendras tritaškių pataikymas apie 30% visoje serijoje, komandos, kuri neturi pick and rollų, blogiausiai ir mažiausiai žaidžia pick and rollų LKL ir neturi net nei vieno dabar žmogaus, kuris nugarį krepšį žaistų. Nes Washingtonas jisai įdėt gali, kai paduodi kamuolį. Nors short rollose ten bandė Čanakas kažką iš jo spaust. Buvo ta nebloga atkarpa trečiose rungtynėse, jo, Klaipėdoje. Buvo tikrai tie keli momentai, tie jo nusimetimai, bet dar reikia labai daug padirbėti. Bet ten juokinga žiūrėti, sakau, ten atrodo porą valandų žmogui braižiam ant lentos, žiūrėk, dabar tu gausi čia kamuolį, čia bus laisvas, čia paduok, nes atrodo, jisai visiškai neturi pats pojūčio iš savęs skaitimo, žinai, jam kažkas pasakė, žinai, kur tą perdavimą atlikti, jisai jį bando atlikti. Trūko centro Lietkabeliui irgi iš tos pusės žiūrint ir kur, sakykime, tas krepšinis Čanoko visada buvo stiprus, tai jie turėjo tas geras užtvaras, turėjo Gagičių. Turėjo tą labai tokį pastovų spaudimą baudos aikštelėje su tuo pačiu Gagičium ir dabar su Washingtonu tu to visai neturėjai. Man atrodo, su Gagičium visai kitaip ta komanda būtų atrodžius. Ir Neptūnas turėjo pusę Arno Veličkos, taip ir neįsibėgėjo iki galo atkrintamosiose. Kūryba viskas buvo, bet ir pats Gediminas Petrauskas sako, tai žaidėjas buvo antiek nusėdusiom baterijom ir niekaip tų baterijų nepavyko pakrauti jau paskutiniai sezono daliai. Kadangi sezonas jam buvo labai ilgas, po rinktinės iš karto į rungtynės vos ne su Neptūno jau marškinėliais, tai Velička buvo pasėdęs ir to prasiveržimo jo žaidime praktiškai nebeliko, liko iš esmės kūryba. Ir dabar laikas atsigauti Arnui Veličkai, bus labai įdomu pasižiūrėti, ar jis nusimušė kažkiek tą savo vertę per šitą sezono atkarpą, ar vis tiek visi daugiau vertins jį per Europos taurės prizmę ir jau ten viskas sudėliota. Tai nepamirškim, dar realiai su trauma žaidė. Taip. Dar prieš seriją turėjo problemų ir su tom problemom žaidė. Ir taip, ta serija su Utena žiauriai skausminga. Ten tikrai buvo tas mačas, kai jis ten padarė labai grubių klaidų ir realiai Neptūnas išvaistė 10 taškų persvarą ir pralaimėjo kertinės rungtynės. Bet šiaip tai pagarba, žinai, vis tiek tu su tom problemom žaidi, šitoj serijoje atrodė neblogai ir man dar labiau kažkaip norisi už jį sirgti dėl to, kad jisai nusprendė atvažiuoti rinktinę, ne, kur pasirodo, jisai sutiko atvažiuoti, nepaisant tų savo problemų, kur tikrai laisvai galėjo nusirašyti, tiesiog aš čia reabilituosiuosi, visi būtų supratę, žinai, žmogus tvarkoja, kviečia į rinktinę, nesvarbu, atvažiuoja, žinai, 2 savaitės čia, kiek žaisiu, tiek nesvarbu, tai, visiška pagarba ir kas liečia kitą sezoną, aišku, Eurolygos variantai, labai sunku pasakyti, žinai, čia turi būti treneris, kuris labai juo tikėtų, kur maždaug okei, tikiu, labai patinka, net galės performinti iš tos atsarginio rolės, bet aš nemanau, kad jis gali būti labai sėkmingas tame lygyje, jeigu neturės daug kamulio savo rankose. Tai aš manau, kad vis tiek jam reikia to kamulio, reikia spręsti, ar atsiras kažkoks treneris, kuris leis jam mėtyti ant tuos metimus, savo stebekus tuos iš 10 metrų ir panašiai, tai aš labai to abejoju. Tai nežinau, Eurolygui man sunku jį įsivaizduoti. Bet pamatysim, gal kažkas patikės, gal kažkas pasiūlys tą sutartį. Nors vėl, ką Eurolyga gali pasiūlyti jam piniginė prasme, tai manau, kad jis tą gali gauti, net ir daugiau gali gauti žemesnė lygyje. Jo, ir tokių žaidėjų kaip Arnas Velička mes Eurolygoje turim ant rankų pirštų skaičiuoti. Mažai trenerių turbūt nori tokio profilio žaidėjų jau šiuo metu, kurie vis tiek pirmą yra orientuoti į perdavimą, o ne į metimą. Visi gynėjai šiuo metu turi pataikyti krepšį vienokio ar kitokių procentų ir į tai eina didžioji dalis Eurolygos komandų. Jis gali pataikyti, bet jisai labai mėgsta mes tokius neparuoštus sudėtingus metimus, kuriuos meta žvaigždės. Jis nėra žvaigždės, jeigu tu ateini, išsimeti tą savo stebeką iš 10 metrų ir tu jo nepataikai, tai Eurolygai tu sėdi ant suolo. Ta prasme, ir tu gauni velnių ir gauni, žinai, labai rimtą pizdaką, klausyk, ką čia dirbi. Kur tu žaidi, žinai, kur tu galvoji, kad tu esi tu Neptūnėse ar tu Eurolygos komandai. Tai manau, kad čia didžioji dalis trenerių taip reaguotų. Bet gal yra kažkoks treneris, kuris labai žavisi jo, nežinau. Nes tokioj roliai reikia mokėti irgi tiesiog daryti
kartais ne tokius flash'į vadinamus, tos labai parodomuosius veiksmus, o tiesiog atlikti kelis dalykus labai gerai, žinai. Tai Arnas gal yra kažkiek kitoks žaidėjas. Aišku, reikia suprasti, mes kalbam vis dar apie daugiausiai rezultatyvių perdavimų Europos taurę atlikusi žaidėją. Ir natūralu, kad tai yra arti Eurolygos. Taip. Ir jo, matai, dydis labai yra svarbus dalykas. Aš manau, čia irgi, kodėl jis gali atsidurti ir juo gali patikėti Eurolygos komanda, tai yra dėl jo dydžio. Plus statistika Europos taurėje, net tie perdavimai. Tai tu realiai, tu turėdamas tokį žmogų, tu rašais ir tą potencialą gynybai, pavyzdžiui, tą jo galimybę gintis prieš kelias pozicijas, tas irgi labai svarbu. Dar kažkiek minimaliai gali sugroti ir tai, kad rinktiniai parodė lyderystę prie kitų šviesų, prie kitokio trenerio. Čia nebuvo, kad vieno sezono kažkoks vienos komandos rezultatas parodė, kad talentingesniai arba bent jau komandai, kuri turi ir daugiau talento, jis gali būti svarbus žaidėjas ir gali nepasimesti prie tokios svarbos rungtynių. Tai čia irgi šioks toks pliusas. Kas dar įstrigo greitai iš mažo finalo, Čanako emocija, atrodytų treneris. Ta trečia vieta tiek kartų iškovojęs, jau ta trečia vieta jam, kaip sakant, kaip pavasaris. Ateina visada kalendoriškai, visada ateina ir kai neatėjo tas pavasaris, pamatėm, kiek Čanakui yra svarbus tas Lietkabelis, kiek jam rūpi komandos rezultatas, kiek jam rūpi tai, kad jis į Panevėžį šį kartą neparveža medalių. Jo, iš tikrųjų, tokio nesu matęs dar Nenado Čanako, pačiam teko labai trumpai su juo dirbti, atsimenu, kaip tikrai labai šiltą, gerą žmogų, ta prasme tokį, kur labai aiškiai žino, ko nori ir su juo labai irgi buvo paprasta dirbti, labai aiškiai iškomunikavo, ko ten iš manęs norėjo ir pasitikėjo ir visa kita. Tai kažkaip, bet tokio vaizdo, kiek mes metų jį matom Panevėžį, nesu matęs tokio Čanako, bet jau dar prieš atkrintamasis, atsimenu, kalbėjom, jo ten tie interviu buvo tokie, kur atrodė žmogus kažkiek pasimetęs, nes atrodo pirmas sezonas, kai nebeprisikasa iki žaidėjų, kai nebegirdi jo, nes jisai sako, žinai, aš nesuprantu, kaip tą komandą pažadinti. Dar atsimenu labai puikiai tą tekstą prieš pat atkrintamasis ir tada jie turėjo tikrai tą gerą seriją su Šiauliais, sakykim taip, ir paskui pamatėm, kas nutiko šitoj serijoje, kur tikrai labai keista. Ir manau, kad tos emocijos buvo dar ir apie tai, ne tik, kad jis nelaimėjo tos trečios vietos, bet dėl to, kad tiesiog jisai pajautė tą tokią iš trenerio pusės bejėgystę kažkiek. Žaidėjai nekovojo. Ne jo žaidėjai, kaip pasakyti. Nors jis pats sako, aš pats jau surinkau, bet šį kartą buvo prašauta, galbūt ir su charakteriais, galbūt ir su asmenybėm. Jeigu tai buvo nuleistus rankos. Užteks lesti, laikas užkasti. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos snacks. Gerai, pereisim prie komplektacijų visai netrukus. Dabar einam į mūsų tradicinę rubriką Krekenavos, kai norisi mėsos, pristato LKL geriausius dėjimus su mėsomis ir vieną iš archyvinių epizodų esu paruošęs jums dabar. Tai kadangi pereisim prie komplektacijos klausimų, tai ir mūsų tradicinė rubrika kažkiek susijusi su tuo, apie šitą žaidėją, kurį pamatysim, tikrai irgi pabandysim pakalbėti. Trumpas video, viskas labai greitai. Ir aš aišku turėjau omeny ne Edgarą Ulanovą, o Lauryną Birutį, jo dėjimą. Eilinį galima turbūt sakyti vis dėlto Laurynas LKL būdavo ir yra dar keičiantis žaidėjas. Per jį galima žaisti, per jį galima laužti. Aišku, to užsibaigimo trūko ir trūksta. Bet jeigu gauna kamuolį ant lėkštutės, kaip šitoje situacijoje, tai dydis. Įdėk iš Šiaulius MVP LKL. Tai vat. Tai, žinai, tik tais tiek, kad kaina, aš manau, jo dar per didelė. Tai vasarą aš nesitikiu, kad jis liks Lietuvoje. Aš manau, kad jisai ras neblogą variantą kokio Ispanijoje, spėju, ir keliaus ten. Nes LKL komandoms aš manau, kad dar per brangus. Kur užkandžiai? Čia užkandžiai. Čia lesalas. Užteks lesti, laikas užkasti. Kai norisi mėsos, rinkis Krekenavos snacks. Kodėl jie manęs dar neišvarė? Tai taip galima ir pereiti prie šiek tiek Žalgirio tos komplektacijos. Tai mūsų matytas Laurynas Birutis, Mauzas Raitas, Ignas Brazdeikas,
jų kontraktai baigėsi ir kiek tenka girdėti, net ne kiek tenka girdėti, ir tas pats Ignas Brazdeikis irgi tikrai out, ir Laurinas Birutis tikrai out, Mozės Araitą mes jau žinom pasiima Barcelona. Priekinę liniją iš esmės reikės stipriai perdėlioti, tos kalbos dėl Jono Valančiūno. Kaip tu žiūri visą tą situaciją su priekinė linija visų pirma? Jo. Tai Blaževičius atvyksta, tai galima irgi uždėti kaip faktą. Tai labai dar kol kas neaišku dėl to Valančiūno ir čia klausimas irgi, ką Žalgiris darys, ar jis lauks tos Liepos ten 8 ar kada, nors gal ten ir anksčiau jau bus aišku, bet vėl, jeigu lauksi, tai gali netekti kažkokių variantų, gal tada yra planas, jeigu lauk, tai tada, jeigu ne Valančiūnas, tai kažkoks centras iš NBA aplinkos. Nes, aišku, tų variantų rinkoje nėra daug, sakykime, su tais centrais, tokiais jau į pagrindinio centro rolę, tai nėra lengva rasti, net ir turint pinigų, sakykime. Bendrai tą paveikslą žiūrint, dabar labai daug čia tų naujienų pasirodė, tikrai atrodo, daug čia tų pasirašymų bus ir Sterlingas Braunas naujausias. Jo, tų gynėjų ir dar Sterlingas Braunas, turbūt matyti 3 poziciją, spėjau labiau matomas. Nublemba šiaip toks kratinys atrodo žaidėjų, toks pirmas įspūdis pasižiūrėjęs pavardės, atrodo sudėtis tarsi gilesnė, bet man kol kas yra sunku suprasti rolės, kur to žaidėjus mato ir jeigu komanda mato taip, kaip aš matau pasižiūrėjęs konkrečiai tikitais į tą, žinai, bendrą paveikslą sudėties, tai aš čia turiu keletą, sakykime, taip, abejonių dėl kai kurių žaidėjų. Nors, pavyzdžiui, Carsino Edwardso variantas man patinka į tą antrą poziciją. Aš kažkaip galvoju, kad tas žmogus savo darbą padarytų Žalgiryje. Man Seibenas Lee patinka iš savo potencialo. Galimybių, žvelgiant jo tobulėjimą dar Eurolygoje, vis dėlto mes matėm tą trumpą atkarpą Anadolu Efes, kuri buvo iš esmės gera, mes čia diskutavom ir su Vilium, ir su Edgaru, bet tikrai Stambulė jis atrodė gerai, tada pagal tas situacijas Maccabi, Olympiakos labai sudėtinga vertinti, o tu matai tikrai labai talentingą žaidėją išskirtinių fizinių savybių ir su galimybė augti. Carsonas Edwardsas ar gali augti, aš nežinau. Carsoną Edwardsą man svarbu, kad Žalgiris sugebėtų įstatyti į kažkokius rėmus, kad jis nebūtų toks, koks jis buvo Bolonijos Virtus, nes netikiu, kad komanda gali būti pergalinga su tokiu Edwardso žaidimu, kad Edwardsas gali būti geros komandos lyderis, taip gali, bet ne taip žaisdamas kaip Virtus, kur šalia jo buvo krūva nauneimų ir kuris, nauneimai blogas žodis, bet mažiau talentingų žaidėjų ir jam reikėjo labai daug imtis iniciatyvos. Tiek Žalgiryje kamuolio jis negali turėti. Jo, tai aš kažkaip ir galvoju, kad tas turbūt jo tie procentai mažesni ir tie metimai iš ten 10 metrų dažni nemaža dalim dėl to, kad tiesiog turėjo pats vienas temptą komandą ir tas tada priveda prie tokių, sakykime, sprendimų, daugiau prie to savanaudiškumo, prie to tokio, žinai, bandymo temptis ant savęs, nes nepasitikės tais komandos draugais, jisai matyti nenorėjo ar galvoja, kad čia, žinai, arba aš, arba tada čia mes tikrai nelaimėsim. Tai ir tie procentai mažesni. Aš kažkaip galvoju, Žalgiryje jisai, turėdamas geresnius partnerius, jisai mažiau mėtis nesąmonių, manau, kad procentai bus geresni, vis tiek Masiulis, manau, mokės jį išnaudoti. Aš galvoju, kad kaip taškų rinkėjas jisai savo darbą atliks, jis tuos taškus tikrai rinks, aišku, jisai nekurs kitiem, taip kaip, sakykime, kūrė Francisko, tai šito aš nesitikiu. Ir tada, tai tada, žinai, bet sakyčiau, čia dar neblogas variantas, bet, sakykime, dėl Seibeno Lee aš turiu abejonių. Man atrodo, visų pirma, jeigu tu imi atsarginių į žaidėjų, tai, tada turbūt jis žaisti apie 15 minučių. Visų pirma, jis nėra žaidėjęs sėkmingai tokioj roliai per savo karjerą. Tai dabar klausimas, ar jis atėjęs į tokį vaidmenį sugebės jį priimti normaliai ir duoti. Antras dalykas, kai tu žaidi tokioj roliai, tu turi turėti, aš vis tiek galvoju, tas metimas yra problema. Aš neatsimenu Žalgiryje įsitvirtinusio užsieniečių su prastu metimu. Vokupas. Bet Vokupas visai kitas žaidėjas. Ne, tai absoliučiai skirtingi pasauliai. Sakai, iš savo mentaliteto ir visą kitą, žinai. Bet su Lee, kiek tenka girdėti, irgi galva, viskas plius minus. Lee ir Vokupas. Ne, aš nelyginu, aš palyginu iš pradžių metimus, o paskui tu apie asmenybės kalbant. Lee yra skoreris, visada buvo skoreris. Jisai nėra komandinis žaidėjas. Jisai nori kamulio, jisai nori skorinti. Kai tu žaidi 15 minučių ir tu turi ten 6-7 metimus per rungtynes ir tau visada eis per apačią, tave provokuos mesti tritaškį ir tu nepataikysi tritaškių, prasidės problemos. Bus panašus Sumnerio variantas tokiu atveju. Tai klausimas, ar jisai
Ar jis tą metimą pagerins kažkiek, ar jisai kažkaip sugebės priimti, pavyzdžiui, rolę didesnė gynyboje, kur irgi tarsi turi tos duomenys, turi tas ilgas rankas, turi tą atletiškumą, bet irgi visą karjerą jis nesigynė. Jo ten gynybos reitingai visada yra tarp prasčiausių komandų ir FS buvo tarp prastesnių, ten trečias, man atrodo, nuo galo buvo. Tai aš čia turiu abejonių, žinai. Aš matau potencialą, jo, bet dabar jau taip pasižiūrėjus, jis tai Eurolygui pakeitęs kiek jau tris komandas perėjęs. Į 2 buvo atėjęs labiau kaip rolė žaidėjas neįsitvirtino, FS jis atėjo vidury sezono tuo metu, kai buvo tam problemų su traumom ir visą kitą, pasiėmė, bet jis tada gavo rolę, jis tada gavo daug kamulio, jis tada padarė skaičius. Bet jis buvo nuo suolo kylantis žaidėjas. Bet jis žaisdavo daug su kamulio ir paskui, kai grįžo kiti, jo minutės pakrito ir tada visiškai dingo iš akiračio. Aš Anadolu FS apskritai ten bardakas buvo, kai grįžo Larkinas, ten tos vaidmenys suvokti, šis buvo. Aš sakau, turiu va tokių dviejonių, žinai, aš suprantu, matau jo potencialą, bet be metimo, nežinau. Žinai, tai komanda vis tiek, kai jau visi sugrįžo su Veileriu Babu, Lloydu, Šeinu Larkinu, Seibenu Lee. Šeinas Larkinas nežaidė, kai jisai... Jau sezoną galę žaidė. Nu, ten vieną mačą Eurolygos sužaidė, jisai sėdo ant suolo, jisai nežaidė normaliai jau ten likus 6-7 turam. Tai... Jo, vat su tuo ego paskirstimu gali būti problema. Čia dar kita problema, jo, nes... Sterlingas Braunas dar ateina, žaidėjas, kuris irgi nori kamuolio. Ir jeigu tu pasiimi Joną Valančiūną dar vidurio puolėjų, kuris irgi tau yra žaidėjas, kuriam tu, jeigu jis yra aikštė, tu privalai jam duoti kamuolį. Žiūrėk, Jonas Valančiūnas nebus tik užtvarų statytojas, broliai. Jis norės kamuolio, jis norės po krepšių žaisti 1-1. Jis tikrai neteina. Perimetrė turi Carson Edwards ar Seibeną Lee vienu metu aikštė, yra Buja, dar nori kamuolio ir turi šitą Sterlingas Braunas laksto. Aš sakau, dėl to aš matau šitas naujienas, daug talento atrodo iš pažiūros, daug talento, bet yra 2 dalykai. Pirma, aš pritariu Tomui Balčiečiui, aš netikiu, kad tu gali būti sėkmingas turėdamas daug vienodų žaidėjų. Turi būti aiškios rolės. Šį sezoną, pavyzdžiui, Žalgiris turėjo labai aiškias rolės. Buvo aišku, kas taškus rinks, kas kurs, kas kamuolius ims, kas ginsis, kas darys juodą darbą ir taip toliau. Tarsi buvo viskas labai aiškiai išsigryninta. Antras dalykas, man atrodo, kad čia yra per daug norinčių kamuolio, norinčių taškus daryti žaidėjų ir per mažai darbininkų. Iš to, ką aš dabar matau, iš tų pavardžių. Ir čia tas, žinai, visada akcentas būdavo, iš kurio kai kas net juokdavosi iš to žalio kraujo ir to lietuviškumo noro, bet va būtent tas ir yra, kad tau vietinius žaidėjus pastumti kažkokią rolę į vaidmenį, šiek tiek lengviau negu atvyksta legionierius, kuris vis tiek nori būti ryškus. Pavienės asmenybės. Modolo jis pripažįsta, jisai susitaiko su to vaidmeniu, bent jau taip sakoma. Bet Modolo prasitęsė sutartį turbūt galvodamas, kad bus 3 gynėjas. Bent jau nebus, jo rolė bus panaši, 5 gynėjas, bet jis dabar gali būti 5 gynėjas. Mes dar pamiršom, kad Marius Grigonis yra... Marius Grigonis atvažiuoja iš PAO, kur nežaidė. Jisai tikrai nesitikė žaisti tik LKL. 5 minutėm išbėgti Eurolygoj. Tai vat, menedžeriui šitą komandą atrodytų Žalgirio įspūdinga, ta prasme geriausia visų laikų, bet klausimų yra, aišku, tam ir yra treneriai, kad tą žaidimas dėliotų sustatytų ant popieriaus. Faktas, kad fantastika, ką nuveikinėja Žalgiris ir apie tokius žaidėjus, kad Žalgiris galės pasirašinėti. Mes galėjom tik svajoti, iš esmės Žalgiris pasiima Seibeną Lee, kuris vienu metu buvo FSO lyderis. Stambulo Anadolu FS lyderis ir mes keliam klausimus. Šiek tiek daug norim, bet aš suprantu, kodėl tie klausimai kyla. Tai keliam klausimus ne dėl to, kad ar jisai tempia lygį, ar tinka, ar viskas dėrės, nes iš tikrųjų sėkmę atneša darna komandai, rolių darna. Pasižiūrėkite visas sėkmingas komandos, kurios kažką nuveikia, ten yra vis tiek kažkaip išsigrynina aiškiai, kas yra apie ką. Tai čia klausimas, ar Tomas Masiulis sugebės sukurti tą kažkokį darinį veikiantį, kur kiekvienas turės kažkokį savo vaidmenį. Nesakau, kad nesugebės. Nežinau, kad bus sunkiau turbūt tą padaryti, negu buvo šį sezoną, turint, gal žinai, sakyčiau, ten turėjo tų konfliktėlių su Francisku ir Braitu, gali būti, kad dabar tokių situacijų bus gerokai daugiau ir ar jisai sugebės kažkaip jas išspręsti, sudėti viską į tokį veikiantį mechanizmą, čia yra didelis klausimas. Aš manau, kad Žalgiris kažkiek tai stato ant to, kad kitą sezoną neišvengs traumų. Manau, kad čia yra bandymas apsidrausti nuo traumų, nes šį sezoną pravažiavo beveik be traumų. Žmonės nekvaili turbūt supranta, kad 2 sezonus taip sektis turbūt taip nesiseks, tai dėl to bandoma apsidraus, kažkiek ta sudėtis dėl to yra gilesnė. Realiai Žalgiris nei vieno lyderio traumos neturėjo, rimtesnės nei vienas svarbesnio žaidėjas, čia yra neįtikėtinas pasiekimas.
Ką, einam prie antros šių metų LKL komandos Utenos Juventus kažkiek aptarėm. Labai keista. Čia aišku nieko daug neprikalbėsim, nes sudėtis faktas, kad bus perkomplektuota visiškai kontraktų šiuo metu turi Šarūnas Beniušis ir Titas Didžgalvis. Jau kalbėjom, kad Evaldas Šaulys mūsų nuomonė turėtų likti, klubas turėtų norėti išsaugoti, Evaldas Šaulys, manau, turėtų norėti likti komandai, kuri žais FIBA čempionų lygoje, nebent ten su pinigai, žinai, kažkas pasiūlytų daugiau ar kažkas norėtų tokio Evaldo Šaulio, tai yra realu, nes tu turi lietuvį, patikimą lietuvį. Tai taip, iš legionierių, tų, kuriuos norėtų išsaugoti Juventusas, jų išsaugoti nepavyks, o Cherry, Diarra nepavyks išsaugoti Cherry ir Johnsono nereikia. Vienintelis klausimas, galbūt Ranešą pasilikti. Iš legionierių. Nežinau, aš manau, kad jeigu tu turi Beniušį, reikia kitokio centro, atletiškesnio tokio, labiau viršlanko žaidžiančio. Nemanau, kad, aišku, Ranešas, nesakau, puolime jisai tikrai daro nemažai naudos, tikrai per jį gali žaisti kažkiek, atakuoti silpnesnius varžovų centrus, bet įdomu, kokį kelią pasirinks, bet manau, kad Eglinsko krepšiniui yra tinkamesnis geriau kažkoks atletiškas centras, negu kad tas post-upo toksai, žinai, kaip Ranešas. Jo, sutinku dėl Šaulio, aš irgi galvoju, kad čia iš tų tokių įmanomų išlaikyti ir ne per brangių žaidėjų, tai tikrai turėtų būti numeris 1 žaidėjas, kur tikrai turėtum bandyti išsaugoti. Ir manau, kad Juventus turi galimybę, turi šansą išsaugoti arba Valinską, arba Ulecką. Uleckas lik į užsienį. Nori pasibandyti, kiek tekia yra girdėti. Ir tai yra logiška, tai yra normalu. Tai jeigu tada tik tais Valinskas, aišku, irgi nebūtų lengva. Nežinau, gal čia net ir verta būtų permokėti. Sibet lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labai gerai būtų turėti tą vietinį stiprų žaidėją vieną. Aš atsakau, kaip ir paminėjau, neteko girdėti ar skaityti, kad Beliauskas kažkur jau būtų kažką sugalvojęs, tai Laurino Beliausko kandidatūra po neįspūdingo sezono Italijoje, buvo ten tos antrojo sezono pusė jau šioks toks pakilimas, bet statistiškai jis ten tikrai vertės nepasikėlė, tai Beliauskas, man atrodytų, kaip FIBA čempionų lygos komandai, solidus starto 5 žaidėjas. Puolime jis tikrai duodant dar jam daugiau galimybių, jisai ir taip neblogai atrodė Utenoje. Ypač prie tokio trenerio kaip Eglinskas. Jo, manau, kad jam net ir tinkamas treneris būtų, jis toks labiau atviros aikštelės, mėgsta mesti tritaškį. Tai visai aš kažkaip irgi manau, kad čia jeigu reiktų pakeitimo Valinskui, būtų labai neblogas variantas. Klaipėdos Neptūnas irgi mažai ką turi, lieka vyriausias treneris Gediminas Petrauskas turbūt, turi kontraktą, bet aš dabar, jeigu būtum paklausęs prieš savaitę, aš būčiau galvojęs, kad Gedimino Petrausko neliks. Dabar 3 vieta LKL yra kontraktas. Ne, viskas aišku, 100% liks. Faktas, aš irgi tą patį galvoju. Tai, bet vėl komanda tuščia, praktiškai bent jau ką matau krepšinis net, tai tik Leščiauskas turi sutartį kitam sezonui. Tai turbūt pirmas žaidėjas, kurį norėtum prasitęsti, tai yra Tarolis iš tų vietinių. Pacevičius lyg Šiauliai kalbasi. Pacevičius lyg iš Šiaulius eina. Lomažas, klausimas, ar tu gali jį prasitęsti. Jeigu gali, tai aišku, tai tikrai turėtų būti tas tavo irgi targetas. Tuos lietuvius, aš žinai, didžiąją dalį pabandyčiau pasikalbėti. Beručka irgi, sakyčiau, Beručka, Kozys. Bandyti. Kozys, nežinau, nemanau, kad jis kažką davė. O ką tu geriau paimsi? Nežinau, reikia žiūrėti, žinai, kokią kainą, kaip kas, kokie jo lūkesčiai. Bet jeigu taip realiai žiūrėt, tai sakyčiau, ką tikrai verta būtų išsaugoti, tai sakyčiau, Tarolis, Beručka, tie du žmonės iš lietuvių. Girdžiūną? Tai turbūt užbaigti karjerą, gal ar kažkaip jo kaip tą veteraną tokį. Ir šiaip jisai dar šį sezoną neblogai judėjo, tikrai davė tai komandai. Tinkamas treneris, tinkamas sistema. Aš manau, kad jisai dar vis neblogas žaidėjas. Bet iš užsieniečių, aišku, Lomažas ir aš sakyčiau, tas pats Kalis Šilins. Aš kažkiek nuomonę pakeičiau, aš taip pradžiai buvau labai skeptiškas, ne šiaip sau, aš buvau skeptiškas matydamas, kaip jisai atrodo aikštelėje, bet atkrintamosiose jis tapo tikrai solidžiu žaidėju, tikrai solidžia paspirtimi ir atsarginių centrų, Kalis Šilins, manau, normalus variantas. Jeigu pasiėmė plus visiškai kitokio profilio. Jo, atletišką kažkokį. Tai manau, kad jisai būtų labai solidus. Iš tų žaidėjų, kuriuos lietuvius reiktų medžioti, tai mes jau paminėjome, akivaizdu Paulius Valinskas, Lukas Uleckas, abudu turėtų būti Neptūno radare. Jo, ir tik Lukas Uleckas, kaip sakau, girdėjau apie jo norą bandytis užsienį. Ir galbūt Kreišmantas tas pats pasižiūrėti, kaip tokį atsarginį variantą. Arba Mineikis. Dar toks variantas eina Rastubūtis, gal
priekiniai linijai visai neblogą sezoną Lenkijoje turėjęs. Jeigu Tarolis liktų, tai nemanau, kad tinkamas, nemanau, kad reikia labai Tarolis panašus žaidėjas. Aš kažkaip tada galvoju, reikia labiau tokio metančio 4 numerio šalia Tarolio. Jeigu Tarolis išvyksta, tada gal ir variantas, kaip atsarginį pasižiūrėti. Gal ir variantas, jo. Panevėžio Lietkabelis ir čia visiškai reikės nuo nulio. Irgi Dovis Bičkauskis, vienintelis žaidėjas turintis pliusą ir be abejo treneris Nenadas Šanakas. Ir čia man bus įdomus visų pirma pats kelias, ar jis bus kažkiek pasikeitęs, nes eilę metų mes matėm labai panašius sprendimus, labai panašius ėjimus. Buvo tų bandymų su kitokiais vidurio puolėjais, buvo Justinas Briksas, buvo dar kitų krepšininkų, kurie tarsi ne iš Lietkabelio mąstymo, ne iš Lietkabelio idėjos, bet visi tai buvo labai laikini ėjimai. Tas pats Emekas iš esmės buvo kažkiek kitoks aukštaūgis Lietkabelio, nei kad tie pastaruosius metus, bet man įdomu, kiek Jonas Mačiulis imsis iniciatyvos pats komplektuoti ir daugiau perimti tos komplektavimo į savo rankas. Jo, čia turbūt ir yra esminis klausimas, nes Čanakas jisai turėdavo tikrai labai svarų žodį, ten paskutinį žodį, renkantį žaidėjus ir ne visada jisai norėdavo rizikuoti su kai kuriais užsieniečiais, kas yra irgi suprantama, treneris nori kartais to saugesnio patikrinto varianto, bet šitas sezonas parodė, kad tie įsigijimai, iš esmės komplektacija nepasiteisino, gal aišku ir traumos pakenkia, kaip sakyt, tu daug turbūt galėjai statyti prieš sezoną ant to paties Aimako, ant Drekšelo, bet abudu išvyko, abudu turėjo problemų su traumom. Šiaip Drekšelas dabar, man atrodo, juda Puerto Rike ar kažkur, įdomu, aš visai norėčiau pasiekti, reikės pasižiūrėti, kaip jam ten sekasi, įsivaizduotum sugrįžimą jo. Tai klausimas, kokia sveikata, žinai, ar verta rizikuotis ten, jeigu ten rimta trauma, tai nežinau, bet čia kažkokio turbūt sprendimo, kokia ta kryptis turėtų būti, kas turėtų būti labiau atsakingas, galbūt labiau Jonas Mačiulis turėtų įsitraukti tą komplektavimo procesą. Čia reikėtų, aišku, čia yra visada tas balansas, vis tiek tu negali treneriui atvežti žaidėjų, kurių jisai, pavyzdžiui, nenori. Ar kuris nemokės žaisti, jo, vis tiek Čanakas turi savo tą braižą, oldschoolinį, kažkiek tą krepšinį propaguoja. Ir jis veikia, LKL veikia, tai reikia, aišku, atitinkamų žaidėjų. Tai manau, kad labai čia bus svarbi jam vasara ir ypatingai konstruojant tą lietuvišką brandolį, nes čia ir vyks didysis valymas, iš tikrųjų. Realiai iš tų lietuvių, ką tu pasiliksi gali Furmanavičių, turbūt galvos apie Maldūną, žinai, vietinis ir visa kita, o daugiau Radžius, žinai, o daugiau ką. Lipkevičius, panašu, kad jau viskas baigėsi jo, ar karjera gal dar nesibaigė, teikia ten girdėti visokių situacijų, pats dar sprendžia žaidėjas, kaip ten ką vasarą priimti, bet buvo visiškas Lietkabelio veidas eilę metų, gaila, kad toks atsisveikinimas, pasama čia Lipkevičius net neišbėgo, man atrodo, nei minutai, tai šiek tiek skaudu dėl to. Ir aišku, su tais legionieriais, kiek bus nueita, buvo tas bandymas su Flowers, šiek tiek su kitokio profilio žaidėjo, jo neliko ir į vietą jo pasikviestas Radičevičius, kaip sakant, į seną vagą stojo Lietkabelis, tai man atrodo, kad šitam žaidimui vis tiek Lietkabelis labai priklausomas nuo gerų lietuvių. Reikia jam pataikyti, reikia kažkokį gauti solidesnį truputį lietuvį. Ir čia turbūt reikia daryti pagrindinį investiciją. Nes su tais amerikiečiais, aš nežinau, ar jie gali labai pritapti tame krepšinyje Čanako. Vis tiek tu Čanaką dar turi sezonui. Tu turi vis tiek lipdyti komandą pagal jį. O su tais serbais irgi, žinai, atsiveši vėl ten kokį Mutičių. Ką tu ten, žinai, iš jo labai... Tai turi būti turbūt vėl grįžti Lietkabelis prie tų ištakų lietuviai, dėti, kaip sakyt, ką gali lietuviam, o paskui ten bandyti kamšytis jau su kas lieka. Vilniaus Rytas ir čia visų pirma lauksim trenerio, nuo to labai daug priklausys, ar treneris Francesco Tabelinė, ar Jaka Lakavičius, ar Kazys Maksvytis, o gal vis dėlto Dainius Adomaitis, o gal pavardė, apie kurią niekas net nekalba ir niekas net neįsivaizduoja. Tai tik reikia jau parašiukų, nes paskui tu pramiegosi viską. Tai Rytas, matyt, laukia, kaip sakytų, trenerių sprendimo, spėjau, ten tas pats Tabelinis ten laukia žinai, čia rinkoje tas domino efektas, kažkas turbūt laukia, kol kažkas užsidarys kažką, tada atsidarys kitos durys ir galiausiai kažkur ten sprendimą priims tas treneris. Tai manau, Rytas tiesiog dabar yra toj situacijoje, jie nusprendė kviestis užsienietį, manau,
nes jeigu tai būtų Kazys, aš manau, kad jau būtų sutarta. Bet Kazys vis dar žaidžia, bet būtų gali išlindti. Manau, kad jau būtų netrukdo susitart asistentui čia tikrai. Manau, kad jie laukia to Tabelinio arba Lakovičiaus ir kiek lauks dar klausimas, žinai. Ir ar tikrai verta jų ilgai laukti, nes, kažką tu gali rinkti, tarkim, tu lietuvius galėjau statytis, tarkim, tu paimsi Matą Jogėlą, ką Lakovičius sakys, man Matas Jogėlą netinka, ar, tai lietuviai vis tiek bus iš to pačio katilo, lietuvių niekas nepakeis. Sakyčiau, jeigu tai yra Lakovičius, tai tu gali gan laisvai ten tikrai komplektuoti, ypatingai, kaip sakai, lietuvius, bet jeigu Tabelinis, tas specifinis braižas, labai irgi atitinkami tie žaidėjai turi būti, tokie, žinai, atletiški labai, gynybiniai. Jogėla tiktų, sakykime, tam braižui Jogėla irgi tiktų. Jisai yra į gynybą labiau orientuotas, atletiškas. Danusevičiumi vietoj Briunkės. Pas Briunkę pliusas, beje. Aš tai, žinai, aš girdžiu tą, žinai, dalyką, kad sako žmonės, kad čia negali būti jie du ketvirtoje pozicijoje. Aš kažkaip galvoju, Briunkė gali būti geresnis. Jis netrodė labai blogai to ketvirtoje pozicijoje. Ta prasme, žmonės kažkaip labai taip skuba jį nurašyti, nežinau. Jeigu tu gali pasimti dar trečią numerį, kuris irgi tau ketvirtų galėtų pažaisti. Plus, kas tas ketvirtas startinis, tai būna keičiasi. Vienose rungtynėse vienas, kitose kitas. Danusevičius tokiam Rytui vis tiek būtų geras lietuvis. Tų lietuvių tokių, kurie galėtų tam lygiai žaisti, nėra tiek jau daug. Jis dar jaunas, jis ten tobulėjantis, jisai fiziškas, visa kita. Man atrodo, būtų visai logiškas variantas, o dėl Briunkės pliuso, nežinau, turbūt irgi čia labai svarbu reikia žiūrėti, kokie pinigai, jeigu jisai, sakykime, ten nori daug, nori ten virš 200 kokių, tai tada ačiū viso gero, bet jeigu, sakykime, tu gali pasilikti jį su to pliusu už pigiau kažkiek, ne, galbūt tada kitai pozicijai daugiau skirt ir tada kažkaip tai rizikuot, kad galbūt jisai pritems ir dar patobulės, kas yra irgi kažkiek logiška, nes jis to potencialo turi, matėm, svarbiausia rungtynėse žaidžia. Atletiškas, metimas, nestabilus, bet manau tikrai gali būti stabilesnis, pats išmetimas pas jį kaip ir ten nebijo mest, gan jaunas dar žaidėjas, atitinka ir psichologinę pusę kaip legionierius, tai turbūt buvo vienas labiausiai, jeigu nelabiausiai atsidavęs tam Rytui praėjusiam sezone, tai aš visai gal surizikuočiau su juo ir turėčiau tą gal tokią silpnesnę kažkiek ketvirtą poziciją, bet daugiau pinigų kitom pozicijom. Oskaras Plikys dar panašu, kad ateina irgi atsarginio aukšto ūgio. Aš legionierių kažką pasilikti, aš tų, kur baigėsi Hardingą, gal ir norėtų Rytas pasilikti, kiek pats Hardingas suinteresuotas likti Vilnių, čia jau kitas klausimas, Karolainas, ačiū viso gero, Speedy Smithas turbūt irgi. Manau jo. Vis tiek tu turi Marčiulionį pagrindinių žaidėjų matyti, jau tau tada kitokio reikia žmogaus nuo suolo. Daugiau energijos, daugiau kažko tokio, vis tiek ko Rytui, tai tokių turbūt ir vis tiek reikia žaidėjų, kurie norėtų augti, tobulėti, kažkiek gal jaunesni būtų ir labai priklausys ir nuo trenerio. Aš sakau, jeigu, sakykime, bus Tabelinis, tai vėl reikės atitinkamų žaidėjų, jie turės labiau būti gynybą orientuoti, atletiški, jeigu tai bus kitas treneris, tai vėl visai kitaip viskas gali atrodyti. Šiauliai turi Maknaitą ir Fofana jau pasirašę, prasitęsę, domina Venskus, domina Pacevičius, šitie žaidėjai panašu, kad ateina iš Šiaulius, Pacevičiaus paėmimas iš Neptūno. Tokia vagystė, netgi šiek tiek sakyčiau, nes manau ir klaipėdiečiai norėtų išsaugot, Venskus, irgi šiokia tokia visai geras, pasakyčiau, Šiaulių ėjimas, ką dar pasilikti būtų galima iš dabartinės ateities, tai aš vis tiek Vaidą Kariniauską turbūt pasilikčiau, vis tiek to reikia vieno tokio lietuvio perimetre, Marius Valinskas, galbūt. Jeigu Vaidą pasilieki, gal Mariaus jau nelabai reikia, nežinau. Vaidas, aišku, dar iš tos savo charizmos, iš to savo gebėjimo, žinai, pasakyti žodį, kaip sakyti, kaip rūbiniai suvaldyti procesus ir patirtimi savo, tai tokiai komandai, jaunai komandai turbūt prasminga tokį turėti vieną žmogų. Nežinau, kiek jis ten, aišku, tinkamas tam žaidimo stiliui, ką žaidžia Šiauliai, bet šiaip sezonas jo buvo neblogas. Žiūrint į tą, aišku, iš lietuvių vėlgi Basilikas turbūt būtų tas žaidėjas, kurį norėtų pasilikti, spėju Šiauliams, nes, kaip trečias jisai neblogas, aišku, ten... Aišku, nepamirškim, kad jie renka sudėti Europos tauriai. Jo, bet tau vis tiek, sakykime, tau reikia ir tų lietuvių, žinai, gerų ir Basilikas vis tiek tam lygiui, jisai neblogas žaidėjas. Jeigu dar yra vėl Pacevičius, Venskus, aš sakyčiau, Romančenko reikėtų bandyti išsaugoti. Tai tada visai tokia stiprų lietuvišką brandolį turi. Keli amerikiečiai jau yra, dar kažkur pataikysi su to pagrindiniu taškų rinkėjų ir gali žaisti.
Kažką kalbėti apie Gargždų sudėtis, tai legionierius ten išsaugo turbūt praktiškai neįmanoma, Paulius Petrilevičius palieka komandą, Karolis Giedraitis galbūt bus išsaugotas, Gailius, Vaištaras, bus, manau, kalbamasi, bet, tokios komandos jos visada naują sezoną pradeda su visiškai kardinaliai pasikeitusiom sudėtim. Jo, ir ta komplektacija prasideda gana vėlai, tiesiog dabar. Čia dabar dar, dabar kalbėt, turbūt atskirai net nesiplėsime apie visas šitas komandas, kažką pasakyti, kas juos domina ar kas juos gali dominti, turbūt jie patys dar net nelabai žino. Aš manau taip, dabar jie ramiai atostogauja, dalis jų, kol kas dar ne jų laikas, dar, kaip sakyti, dar reikia palaukti Liepos mėnesio, tada pradės jau kažkas judėti. Aišku, tos procesus reiktų daryti gal anksčiau. Ir aš manau, kad ruošiasi ir daro, bet tiesiog dabar, tas pats Lukas Kreišmontas, kur čia karščiausia pavardė, ta kaina jo kosminė dabar, visi jo nori, užkilusi, tai nežinau, ar tu būdamas apačioje gali kažkiek konkuruoti, dėl tokių žaidėjų. Nors jo ten lygis kažkur nėra kosminis, jis ten net netapo žiauriai gerų žaidėjų per tą sezoną. Pabaigai kaip tai Ryko Džounso judesys. Jau čia užverčiant, kaip sakant, kompus, kadangi jau mes apie LKL pakalbėjom, dabar galim šiaip palelekinti dar kelias minutės. Tai graikiška finalo, reikalai, daug emocijų, daug tokių dalykų. Aišku, visi ten, tai Ryko Džounso, bet ten nešventas ir Kendrikas Nanas. Mačiau aš tą kitą video. Palaukė prie Rūbinės, pats priejo, kažką pasakė, pastūmė. Tvarkoju, jis ten karštai sureagavo, jis matos toks hot-headed, karštakošis, toksai, nes nelabai susikontroliuojantis, bet, bet buvo pabiškai paprovokuotas, ten, palaukti prie Rūbinės, tai irgi ne kažką yra. Šiaip įdomu dabar, ką tarp sezonų Panathinaikos dėlios, kaip pergalvos visą tą strategiją, nes vienus metus tau paėjo, metant tiesiog pinigus bet kaip, bet kur, šitas sezonas, tragiškas pavo. Jo, visiškai. Finaluose tu bent jau kovą davėjai, bet vis tiek pralaimėta 2-3. Heiso Deiviso pasirašymas šiuo metu atrodo kaip viena didžiausių klaidų iš klubo perspektyvos. Kaip jis atrodė lemiamose kovose, kiek jisai heito dabar gauna Atėnuose, kosmosas. O dažnai jisai dar toks mėgsta parodyti tą savo kitą gyvenimo pusę, tas kelionės, visą kitą, tai žmonės labai trigerina, tas aš manau. Tai vat, įdomu, kas dar čia palalikė iš vykstančių lygų, tai Ispanija likus, Italai dar užsibaigti liko Milanas, ten 2-0 berods pirmąją prieš, o matė kaip ir Džikaulas juda. Jo. Kosmosas. Džikaulas geras. Čia, kalbam apie žaidėjus, kur tikrai yra potencialą Eurolygų žaisti, Džikaulas tikrai turi. Ir klausimas, jeigu aš būčiau Eurolygos klubo vadovas, aš gal jį mieliau rinkčiaus negu Veličką. Tai vat, RJ Kaulas vienas turbūt įdomiausių šiuo metu iš tų žemesnio lygio žaidėjų galinčių ateiti į Eurolygą. Kitos lygos jau artėja prie pabaigos, lauksim dar Lietuvos rinktinės, visų pirma kontrolinių rungtynių, vėliau jau Lango kovų laukia labai svarbios kovos Lietuvos. LKL Dunk šį sezoną dėja uždarom, dėja baigiam. Ačiū, kad buvot viso sezono metu, ačiū, kad žiūrėjot, prenumeravot kanalą, laikinot, gal dar ir šitą podcastą mūsų palaikinot. Ar grįšim, ar negrįšim kažkokiu formatu, čia sužinosim ir nuspręsim irgi per vasarą, tai būkit su mumis, kaip sakant. Ačiū, kad sekėt žiūrėt. Tikrai buvo labai faina vis aptart savo kiemo reikalus, įsitraukėm iš tą reikalą gan vėlai, bet gal ir pačiu laiku, kai prasidėjo pačios įdomiausios kovos, jau artėjant atkrintamosiams ir dabar turėjom tikrai, kaip čia, gali sakyti, jo Žalgiris dominavo, bet šiaip visai buvo įdomių tų serijų, visai buvo įdomių tų, švelniai tariant, įdomi istorija, ne Juventuso ir pasiekimas. Tai buvo smagu ir ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi pasimatysim rudenį. Tikėkimės. Važiuojam. Iki.